Prašau, nesupratau pakartoti. Tai panašiai buvo degaliniai. Tai yra įėjus ir paprašius kažkur tai. Dažniausiai Statoil pasisveikina, gražiai aptarnauja. Ten buvo, maždaug taip, įsivaizduokit, jūs mano vietoje, o aš esu Statoil darbuotojas. Ir aš pasakau, ko man reikia, kad maždaug. Tai nesilaikymas standartų ir privertė Statoilą nutraukti sutartį. Bet vėlgi, ar jūs apie tai girdėjote? Negirdėjote. Tai buvo labai smulkiai parašyta, verslo žinios paskambino, sužinojom, paskambino. Kodėlgi jūs nutraukėte? Labai korektiškas, gražus atsakymas. Mūsų plėtros vizija neatitiko mūsų franšizės partnerių, todėl mes nusprendėm, kad šio einamojų laikotarpiu mes išsiskirsim. Nes jie šika mūsų prekės ženklą. Bet turbūt sėdinė Abromiškai gyventojai labai reikalingas. Jo, bet, žinokit, Abromika, palyginus su to, kokia jie buvo iki Statoilo ir po Statoilo, tai yra dvi skirtingos Abromikos. Tai yra interjeras, tai yra netgi logotipas pasikeitęs, tai yra skirtingi pakankamai dalykai. O jūs nemanote, kad ten buvo ir ekonominės priežastys? Kaip sakot? Ar jūs nemanote? Ekonominės? Gali būti, bet žinokit, kai aš būčiau linkęs irgi pirmiausia pagalvoti apie ekonominės priežastis, tai kad neužsidirba. Bet iš kitos pusės pamačius, kas ten dėjusi viduj, bet matot, tas ekonominės priežastys tikriausiai lemia ir darbuotojų pareikimą, algos išmokėjimą ir visą kitą, nes Statoilo tinkle kainos daug maž visų vienodos. Taip. O ten kainos, kitos degalinės šalia pardavinėja pigiau. Bet ten... perka ir šis srautas sumažėja. Ten... Jo, ačiū Jums už tokį labai sveiką pesimizmą. Jūs mastot, tikrai logika yra labai aiški, bet žinokit, visų pirma, ten nėra šalia degalinių, taip kaip būtų labai arti. Vieta yra nuostabi. Statoilo... Aš žinau, aš ten dažnai užvažiuoju. Srautas, sutikit, ten praktiškai visą laiką važiuoja 24 valandas per parą, nes sekmadienį važiuoja mašinos. Bet matot, kamerėlė, aš paprieštarausiu. Ten važiuoja mašinos ir tie, kas sustoja toje vietoje, labai patogiai srautas, jie uždirba, sakykime, nuo litro kažkiek daugiau, negu uždirbdavo į Statoilą. Jie logiška. Aš tai manyčiau, ten daug buvo daugiau... Jūs galvojate, kad Abromika iš kažkur tai gaudavo kūrą, didmenas savo tas cisternas pigiau negu jiems pasiūlydavo Statoilas? Ne tai, kad pigiau, bet jie savo kainą reguliuodavo. Ir praktiškai, jeigu jie visą laiką ten kainą tiesiog būdavo žemesnė. Nes aš tai važinėdavau, aš susidūręs esu. Kai buvo ne Statoilas, ten buvo pigiau ir visi stodavo, pavyzdžiui, dujas benzinas stodavo piltis, pasidarė Statoilas, tai pravažiuoja prie sekančios, ten pavažiavus yra pigiau. Taip, gaunasi, kurie važinėja pastoja, o jeigu kalbant apie didįjį transportą sunkųjį, tai iš vis tie keli centai labai daug ką žaidžia. Tikrai taip, bet aš ačiū už komentarus, tikrai vertingi, tikrai teisingi. Manau, kad šituo konkrečiu atveju mažai tikėtina, kad Statoilas tokioje vietoje neišsilaikytų. Žinot, pas mus įmonė ilgą laiką buvo EMSI kortelės, bet mes perėjom prie Statoilo. Mums keli centai irgi tikrai labai daug reiškia, bet mums dar labai daug reiškia, tai yra nuotaika darbuotojų, kai jie išeina iš degalinės, EMSI. EMSI panašiai buvo matyti kaip Abromika, tai yra žemo lygio. Bet aš jums paprieštarausiu, pavyzdžiui, jūs jeigu važinėjat prie Statoilo, ten buvo tvarka labai normaliai ir kava skani buvo. O paskui, kai buvo Statoilas, tai kaip sakė, ten biškį sugero, pradėjome mes jį aplenkinėti. Brangus benzinas ir ten nieko gero. Tai ką kalba, kad personalas gerės, o ne tinklas gerės. Mes prie šito klausimą dar vėliau sugrįšim, tikrai. Taip, tai mes šituo atveju mes galim tik pabandyti paskambinti Abromikai ir Statoilui. Ne, tai čia pamąstymų, kad ne visą laiką... Jūs teisingai viską, aš jums pritariu. Aš būčiau linkęs lygiai taip pat, kaip jūs manyti, jeigu nebūčiau ten kelis metus apsistojęs. Gerai. Prie šito klausimą mes šiek tiek vėliau dar sugrįšim, bus dar pavyzdžių. Taip, dabar verslo sritys, kuriuose veikia franšizavimas. Čia stilizuotas geltoni puslapiai, visa Lietuva. Praktiškai
tokia International Franchise Association. Išvertus būtų tarptautinė franšizės asociacija, bet tai yra grynai JAV. Aš atsiprašau, aš taip padarysiu, nes žiūriu, jūs pradėjote skaityti. Čia toksai įdomesnis dalykas, bent jau man atrodo. Tarptautinė franšizės asociacija